draugai, sveikiname su jumis iš paskutinio šio sezono retreiso etapo ir einam pakalbinti dalyvių, kaip jiems sekasi ir kokios nuotaikos. Sveiki atvykę į retreisą. Matau, esat labai pasipuošę. Ar nebijat išsipurvinti? Hei, labą dieną, sveiki visi. Labai puikiai, geros nuotaikos. Tikrai nebijom. Čia kaip tik ta apranga, su kuria reikia važiuoti į retreisą. Ką čia vežat bagažiniai? Ko taip nusėdė? Vežam zapaskių daug. Zapaskių? Taip. Tai nusiteikęs jas visas susprogdinti? Tikimės nei viena nesprogs. Tai man atrodo, tu jas išsikrauk, kad geriau tau eitų dugnu. Užteks ir taip galios. Super, sėkmės. Mes matom, kad čia yra visai kita automobilis, negu važiuodavo anksčiau. Kas nutiko senajam? O jau dugnas supuvo, technikiniai pasibaigė ir ką. O nesvarstė tokio varianto, kad važiuoti iškišus kojas ir kai stringat pasistumti su kojom po išplyšusi dugną? Ne, tai būtume gal ir sprendę, bet technikiniai būtų neleidus. Sukam, davai! Reikia melstis, kai mašiną vedi. Žegnokis. Pastumsim, aišku. Davai, stumam. Pampok, net leidė. Vyručiai, žinau, kad startuojate pirmą kartą. Kaip nusprendėte čia sudalyvauti? Tai va, su draugu nusprendėm kažkaip sudalyvauti, galvojom, išbandysim jėgas. Kaip nusiteikimas, kaip manot, kiek kilometrų nuvažiuosit? Tai visus kiek bus. Sveiki vyručiai, atvažiavot pasportuot ar pasilinksmint? Pasilinksmint. Tai žodžiu, šiandien gazas ne dugnas, o gazas iki finišo. Iki finišo. Tai pasimatysim pirti. Pasimatysim. Bus karšta. Labai. Labas vakaras, sakykit, kaip esate nusiteikę šiam etapui, kokia jūsų taktika? Labas vakaras, kas tavo nosiai? Prasileidau? Iš spiruoklės ar amortizatoriaus? Iš durų. Automobilio? Pačiu geriausia. Tai jis tave baudžia, turbūt atsibodo, kad tu įkankini miškuose. Ar gali tai būti? Ne, visiškas melas. Aš labai ramiai, gražiai ir, pats žinai kaip. Tai žodžiu, šiandien išsiaiškinsit santykius su juo. Be abejo. Turi 120 kg išsiaiškinti. Tik? Šiandieną taip. Tik. Nu, gerai. Užteks? Nu, matysim, bus įdomu. Sėkmės. Nesiseka drifte, kad atvažiavote į retreisą, ar čia smagiau? Turbūt, kad čia smagiau. Pirmą kartą šį sezoną, tai manau, busit vyrai labai rimtai nusiteikę, ne? Ne, iš tikrųjų mes klausėm savo komandos narių, kaip jam reikia vietą paimti, kad kitiem pagadintume reikalus. Taktika, ne? Tai jas užleisim į pirmą vietą, mes tada antrą pasimsim. Nu jau apsiskaičiavom iš tikrųjų. Žodžių skaičiavimai, taktika, pagalba kitam, dirbsi dabar viską dėl šito ekipažo. Dirbom dėl komandos narių, grinai. Viskas yra tik jiem, pas mus sezonė nesikapojam, tai va, padėsim vyram. Tai ką, sėkmės? Dėkui. Pagal tai, ką esat išsikrovę iš bagažinės, sprendžiu, kad ieškosit lobio. Panašiai. Tik pasimečiau iš karto, pauliu, čia kai pradėjau. Kiek esi variklių užmušęs smėlyje? Tranzito, Hondos, 3 kokius. Noriu išduosiu paslaptį. Rytoj bus tas pats kalnas, kur tikrai žinau, kad esi tranzito variklį užmušęs. Bet leisimės jo. Aš turiu jam ką pasakyti tam kalnui. Tai žodžiu, susivesk rytoj visus santykius su juo gali išsiaiškinti. Sėkmės. Ačiū, Pauliu. Sveiki, Rokutė. Sveiki, Pauliu. Yra toks vienas faktas, kad šį sezoną esate agurkus iškeitę į retreisą. Kaip jaučiatės? Nu, nėra tokio fakto. Yra. Ne. Burokus dabar iškeičiu į reisą. Nes vežiau dar šiandien vieną reisą sukaliu. Spėjai, ne? Jo, nuo ryto dar. Sklinda legendos, kad į šitą Volveką toną drąsiai galima krauti. Toną 400. Toną 400. B5 sedaną toną 200 kraunų, žinai. Volvekas yra geriau. Nu, jo, dalbesnis vis tiek. Tai kaip sakant, ir į mišką, ir į turgų. Taip. Super, sėkmės vyručiai. Ačiū Jums. Sveiki vyručiai. Turim vieną labai esminį klausimą. Vis dėlto kaip spaust gazą su ramentu, patogu ir nelabai? Puikiai, va, sekat, va, taip va. Vienas sankaba ir stabdis, kitas... Jo. Iš esmės niekas nesikeičia. Su viena, taip kaip būn, kaip matai, kai driftą važiuoji. Su vieną gazą stabdė, be sankabos. Tai žodžiu, viskas įmanoma, kai noro yra. Kai nori atvažiuoti visą laiką, viskas įmanoma. Žodžiu, kojos lūžiai nesustabdys nuo retreis. Ne. Super, sėkmės. Dėkui. Vienas žymus žmogus pasaulyje yra pasakęs, kad jeigu yra metusi nors vieną saulėtą dieną, tai apsimoka turėti kabrioletą. Ar tai tiesa? Nu tai aišku, kad tiesa. Net ir žiemą apsimoka.
Net ir žiemą apsimoka. Ar yra gyvenime jum taip buvę, kad važiuojant su kabrioletu gavote gerą dozę dumblo per stogą atidarytą? Nu, gavau, tik tai palikau atidarytą ir kaimynai pravažiuodami primėtė. Tai ar kartosit šitą klaidą gyvenime daugiau ar nebe? Nu, tai nelabai nuo manęs priklauso. Čia nuo kaimynų. Stogas uždarytas ar atidarytas tik tai nuo jūsų? Ne, gerai. Tai kiek pučiam? 1,5. 1,5. Šiandien 1,5. Normaliai bus. Gerai, sėkmės. Sėkmės ir jums. Girdėjau, kad žmonės renkasi jau dabar į retreisą ne tik iš Europos, bet ir iš artimųjų rytų. Kaip sekėsi artimuose rytuose? Matau, kad spėjote grįžti. Iš tiesų labai blogai, nes Irane nei vieno golfo nebuvo, nei vieno, kas per šalis. Tiesiog... Sankcionuota? Nežinau, jie nesupranta apie mašinas, nieko galiu pasakyti. Tai galbūt mums reikėtų nuvažiuoti, jiem paaiškinti normaliai ten. Davai, varom. Varom. Sėkmės, Rasai. Dėkui. Ui, tu kaip bulka, tu pasižiūrėk, koks aukštis. Čia net kelt jos nereikia, va. Atsiguli ir viską pasitvarkai, ką reikia. Kas čia savininkas? Tai ką, dabar iki dangaus? Tai tikrai taip. Čia yra kosmosas, čia 0,5 metro. Nu, biški pakilo mašinytė, ką, kėlėm, matėm, kad trūksta, kėlėm, va dabar taip pakilo. O dabar trūksta ar nebetrūksta? Ne, manau, dabar jau nebetrūksta. Dabar jeigu tu jau telpi, tai čia yra talonas, žinai. Sen, čia aš tipo normaliai galėčiau pranert pro visą. Sveikiname su jumis iš turbūt aukščiausio 2VD varomo automobilio šioje trasoje. Ten, sakau, dešiniau. Ten, blėt, sakau. Tai kur tu čia? Tai niekur sukti nereikia. Blėt, palauk. Ką čia dabar? Žinai, kas yra retreise? Labai svarbu, nes kai tu atsisėdi į mašiną, pradedi važiuoti, toks tu visas užsivedimas ir tada pradedi daryti klaidų. Reikia ramybę turėti. Tokį, va, matai, va šitos žvaigždutės prikaltos lūbos ir yra ta ramybė. Jos, jeigu šviestų taip, kaip sauna šviečia, tai čia būtų visiškai. Čia. Va, taip. Čia. Gerai, pataikėm? Jo. Nu, pasižiūrėsim dabar, ar visi į tą kalną yra užvažiavę ar ne. O, visi. Visi čia viskas tvarkoj, vyrai. Vyrai priekį tie, kur startavo rimti, seniokai jau. Trumpai papasakosiu, ką mes čia darom. Tai mes esam tokie įsibrovėliai į ekipažą ir norim parodyti jums iš vidaus, kas vis dėlto tas retreisas yra. Aš kai pradėjau organizuoti šitą renginį, retreisas man tai buvo gyvenimo būdas ir jis ir dabar yra gyvenimo būdas. Ir tas gyvenimo būdas susideda į tai, kad važiuoti, keliauti, atrasti, pasiklysti, įeiti tas vietas, situacijas gyvenime, kurios nėra patogios, yra žiauriai man. Ir visi žmonės čia būtent to ir atvažiuoja, kad va, dabar jų smegenys yra susikoncentravusios tik tai į važiavimą, tik tai į kelio knygą ir į potyrį. Kertam liniją. Kertam, vingiuojam. Gerai. Ir jie daugiau apie nieką kitką negalvoja. Tai yra restartas. Tu atvažiuoji čia, atsikrauni, išsikrauni, atsijungi, pabūni gamtoje, pasivažinėjai. Kiek tai galima, tu kažkiek palenktyniauji, nebūtinai su kitais, tu gali lenktyniauti pats su savim. Nes vat, susitarti ekipažę, viens kitą pažinti, važiuoti kaip vienas mechanizmas, tai yra reikalų. Ir tai nėra patogi situacija, bet kai jie visą tai praeina,
tai būna tikrai tvirta draugystė. Retreisas yra geras renginys tada, kada sekmadienį mane siunčia nahui, o pirmadienį vėl nori atvažiuoti. Eik tu savo kaip fanė, aš čia kai važiavau, iš vis net kelio nebuvo, dabar tik kelios mašinos pravažiavo, žiūrėk. Mes atstatom tą, kas buvo sugriauta. 035, čia. Čia? Nurodo man čia. Bet palauk, ne, asfaltas. Dabar? 244 į kairę. Papasakosiu trumpai apie taisyklės retreiso, kokių mes čia laikomės. Tai mes važiuojam bendro naudojimo keliukais, kur leidžiamas greitis yra 70 km per valandą. Bet kaip matot, mes pasiekėm dabar tik 30 km per valandą greitį. Nes ir esmė tokia, kad šitais keliais Lietuvoje legaliai galima važiuoti 70, bet mes parenkam tokį maršrutą, kad tai fiziškai būtų neįmanoma. Ir senom mašinom tai yra tikra kančia, todėl tu turi labai gerai vertinti dangą, nesvarbu, kad tau galima važiuoti 70, kas yra pakankamai greitai, bet jeigu tu taip važiuosi, toli nenuvažiuosi. Ir dabar artėjom prie gyvenvietės, tai pagal įstatymus mes ten drąsiai galėtume važiuoti 50 km per valandą greičiu, bet kadangi mes gerbiam aplinką ir vieni kitus, visiems dalyviam yra uždėtas 20 km per valandą greičio apribojimas. Tam, kad nežadinti, nebūdinti, negazdinti aplinkinių, nekelti dulkių vasaros metu. Greitis yra ribojam. Mes visas gyvenvietės apvažiuojam gražiai, paprastai. Va dabar pamatysit, kaip jie atvažiuoja iki gyvenvietės. Jeigu jie viršė greitį daugiau negu 5 km per valandą ir daugiau negu 5 sekundės, gauna 5 minutės baudos, kas yra iš esmės labai daug. Tai viršyti greitį tiesiog neapsimoka. Nu va, viskas neblogai visai gaunas. Jau po biškį pradedam suprasti, kur važiuojam. Už 100 metrų ten 30 bus. 100 metrų, sakyk kada? 20, ne? Gali jau stabdyti. 20. Dabar yra 20 km per valandą greičio apribojimas, šalia turim namus. 200 metrų 70. Ir mes labai gražiai praridam. Jo, nedraskyti kelių ir negalime žmonių. Žmonės turi laiko pamastyti, susikoncentruoti, į ką dėmesį reikia atkreipti per tuos 20. Labai gerai yra apribojamas ir dėl žmonių, ir dėl pačių savęs, nes jie tuo metu spėja atsigerti, pavalgyti, pamastoti, viskas. Dabar 70, važiuojam. Nu va. Čia jau krystė, einant vieną. Už 150 į dešinę. Čia? Ne. Ir važiuok. A, sakyk, tu man... Čia. Į dešinę reikėjo, ne? 100 šiam gerai. O? Aš žiūriu knygą, aš nematau, blėt, kelią, kur tu važiuoji. Tai tu viską matyk. 320 į kairę. Pasakyk, kiek lyga gali pasakyti. Ne? Ne? Ar jau važiuoji, da 203. Gerai. 120. Viso važiavimo metu mes komunikuojam per Zelo programėlę. Tai yra kaip mobili racija. Bet kuris dalyvis gali kitam dalyviui pasakyti, informuoti apie kliūtį kelyje, apie situaciją susidariusią. Tai mes žinom, kas vyksta trasoje realiu metu. 550 tiesiai. Bus kelias po dešinę, bet tiesiai vidės. Gerai. Ne, vieną dalyką pamiršau pasiimti. Kai važiuoja naktį, būtinas dalykas, tai yra šviesą atspindinti liemenė ir fanarikas ant galvos toks, kur užsidedi, žibintuvėlis žiauriai gerai yra. 200 metrų lyga. Kur suksim? Ne, kur tiesiai, bus tokia su keliuku toks. A, gerai. Po dešinę pusę keliuks bus, bet mes tiesiai. O čia, tiesiai? Tiesiai. Gerai, nulink. Kur, kas toliau? Už 550 į pagrindinį kelią į dešinę. Tam pagrindinis kelias dešinė. Jo, į asfaltą. Į asfaltą, nu ten žvilgti. Šiuo metu dabar dalyviai nežino, bet mes apvažinėjom kaimą. Tai jeigu įmanoma apvažinėti gyvenvietę, mes visada stengiamės tą daryti. Tai dabar mums po dešinė yra gyvenvietė, bet kad nedrumsti gyventojų ramybės, mes pasirenkam apvažiavimą mišku. Nors iš esmės prieš pusę kilometro galėjom važiuoti tiesiai, įvažiuoti į asfaltą, gražiai pravažiuoti ir išvažiuoti.
Bet mes visą laiką, kaip sakant, retreise, mes kelią dėl tą kelią. Va, dabar turi 1,5 kilometro, tai gali gal trumpai papasakot, Juliau, ko reikia, kad galėtum važiuoti retreise, kaip pasiruošti. Labai elementariai paprastai, minimalus pasiruošimas, ko reikia. Ko reikia? Noro didelio reikia. Viskas! Ko dar? Jeigu norą jau turi. Jeigu norą turi mašinos kažkokios ir viskas, ir važiuoji, viskas. O visa kita jau pakeliui. Svarbiausia neperlenkt lasdos, kaip sakant. Nu čia lasdą kiekvienas savaip lenkia, o mes daug noro ir tada važiuoji. Iš tiesų, Julius labai gerai apibūdino, ko reikia. Tai pagrindinis dalykas leistis į nuotykį, norėt, o tada jau viskas atsiranda. Atsiranda komanda, atsiranda mašina. Iš esmės, pačiai pradžiai jums reikia automobilio ir ką aš dar rekomenduočiau užsidėti dugno apsaugą. O visą kitą jau pats tu atvažiavęs išsiaiškinsi, kiek tau reikia to automobilio pasiruošimą. Išsimest skysčių, tepalo, alyvos ir kitų dalykų, nes jie mėgsta leisti šitos dalykus nuo senatis. Tai jau 140 metrų į kairę. Nu, šiuo atveju dalyviai net nematė namų, bet jau jie pradėjo važiuoti 30 ir akurat, jie atvažiuoja į gyvenvietę. 150 metrų laikomės dešinės pusės, į 70 greitis bus. Čia 30-30 važiuoja. Aha, taip nesuprantu. Gerai. Čia dešiniau, ne? 150, jo, čia va dešiniau. Gerai. Tas sankryžoj į dešinį. Ir 70. Viskas. Jau. Kilometras staigiai. Bet vis tiek kvapą turi benzo. Jo, šiaip net ne benzo, tokį senos mašinos kvapą, žinai. Jeigu retreisas būtų kvapukų gaminimo mašina, tai tokį kvapą turėtų pagaminti, žinai. Tai panau, nusipirki naują mašiną ir pasigaminai retreiso kvapukų, kad sena mašina kvepėtų. Ai, tai va. Sakau, kad čia kažkaip tai... Ne. Pagrindinių. Pasukai kairį pagrindinių. Va čia va gal pasuk. O kas čia dabar? Toliau. 650. Jeigu jums kyla klausimas, iš ko turi susidėti komanda, tai atsakymas, kad mes turim komandų nuo vieno žmogaus, net ir šitame etape važiuoja vienas, 2 komandos važiuoja vienišiai, yra vienišių klasė. O daugiausiai mačiau šiandien yra 5 ekipažė, nors esam turėję daugiausiai, jeigu neklystu, 7 ar 8 žmonės vienoje mašinoje. Tai iš esminis pagrindinis vienas tik tai reikalavimas, kad nevažiuoti daugiau žmonių, negu leidžia automobilio techninis pasas. Tiek, kiek yra legaliai sėdimų vietų, tiek ir jų gali važiuoti. Kadangi jie šiandien važiuoja su kelio knyga, tai tie, kas važiuoja vieni, jiem yra labai sudėtinga. Ir dažniausiai jie arba susiranda ekipažą ir važiuoja jam iš galo, arba tai jau yra pakankamai daug patirties turintis dalyviai. Tad mažiausiai žmonių, sakyčiau, optimalus variantas yra važiuoti dviese. O kuo daugiau, kaip sakant, tuo smagiau. Tai jeigu turit chebrą, kuri nori kažką išbandyti naujo, smagaus, tai suburkit komandą, 3, 4, 5, 6 žmonės, išsirinkit automobilį pagal atitinkamą žmonių kiekį ir prašom. Jauti kokį nors skirtumą nuo 2 varimais automobilio, ar ne? Tikrai taip. Jau kalniukų, ten porą buvo ir iš karto jaučias, kad tu neprievartauji mašinas, jinai pati užvažiuoja, viskas tvarkoj. Su poliuku reikėdavo gazą paimti ir iš gazo išsmūgio, kiek eini, tiek eini. Neini, tai neini. Bet tada geriau ekipažė, daugiau žmonių, daugiau stumikų. Pastums kas. Mes retreise važiuodami ir sudarinėdami maršrutą galvojam, kaip padaryti taip, kad dalyviui būtų dar smagiau važiuoti. Be miško, be kelio knygos, be nuotykių kelyje. Ką dar jam prigalvoti, kad būtų jam, kaip sakant, kur išlieti visas emocijas. Tai už 5 km mes privažiuosim uždarą trasą. Ir būna taip, kad mes į maršrutą įfokusuojam kažkokias užduotis. Tai yra uždara trasa, kur reikia įveikti laikui, kur pravažiuoti reikia sunkiai labai pravažiuojamas vietas. Rytoj turėsime Baltairo iššūkį užkilti į kalną, šiandien X-ledo trasa. Tai žmonės turės apsukti 2 ratus specialiai įrengtoje trasoje laukuose, kuo greičiau iš esmės pravažiuoti.
turės tam tikrų jie užduočių ir galės toliau tęsti maršrutą. Tai vat vis laik prigalvojam dar jiem nuotykį. Tai jo dar vienas dalykas labai įdomus naktį, tai tau pradeda tiesiog vaidentis keliai. Tai yra, jeigu kažkoks proskinas, dar kas nors, ten iš esmės net nėra kelio, bet jis jau tau atrodo, kad yra. Šiaip Druskininkose važiuoti man tai labai patinka. Afigenai. Druskininkai, Varėna, Lazdija, aš manau, iš vis yra retreiso rajonas. Dabar matau, ekipažas rado savo būdą, kaip važiuoti, nes aš vis laik žiūriu į pagrindinius kilometrus, o jie dabar pradėjo sakyti atstumą tarp posūkio, kas irgi iš esmės tinkamas važiavimo būdas. Šitą etapą mes važiuojam su kelio knyga. Tai tokia pat kelio knyga naudojama visuose profesionaliuose sporto renginiuose. Taip, jinai galbūt nėra tokia informatyvi ir tiek nėra daug įvairių dalykų, bet pats principas yra lygiai toks pat kaip bet kuriuose ralio reido raliuose, Dakaro raliai ir panašiai. Ir dažnai pirmą kartą važiuojančiam dalyviui kyla labai daug klausimų, kaip čia taip reikia važiuoti, nėra trasos, nieko nenupiešta, bet iš esmės pagavus kelis labai paprastus principus, tai yra sekti kilometrus, žiūrėti, kur pasukti ir, kaip sakau, kelio knygai dar turi būti šiek tiek cinkelis nuojautos. Jeigu visi šitie dalykai veikia, jokių problemų nebus. Iš esmės, pirmas kartas, kaip sako, pats pirmas kartas vis laik būna ir kaip ten vis laik skauda. Tai sunkiausias pats būna dalykas pati pirmą kartą, bet po to po 20-30 km iš esmės tu pradedi gaudytis, kaip čia kas valgoma ir tikrai nėra labai tai sudėtinga. Gali suvesti. M4. Mes esam pasiklydę ir kai tu pasiklysti su kelio knyga ir po to pradeda nebetitikti posūkiai, ką mes esam padarę, tai kiekvienam langelį yra koordinatės. Ir jie dabar maždaug bando susirasti paskutinę atgaminti žinomą vietą, susivesti jos koordinatės ir grįžti į ją ir toliau tęsti maršrutą. Ryšiamės, ne? Kurva. Tai davai, aš sakau, kad čia nesąmonė, bet buvo stop. Viskas atiko, tai jeigu pas nebetitinka. Taip, žiūrim. Čia va mes išsukom ir iš ten atvažiavom. Jo. 400 metrų kažkur mes buvom nuvažiavę. Aš atsimenu. O. Žiūrėk, ir golfukas. O, kiek paklydusių buvo. Kol mes grybavom, dasivėjo mus kiti ekipažai ir dabar jau pradedi šiek tiek, žinai, gal net yra paprasčiau važiuoti, nes prieš tai važiavom 20 km praktiškai vieni miške. O dabar jau veiksmo yra, atsiranda. Kur čia nusuko kažkur nebravačiau. Aš sakau, kad čia ne ten važiuoju. Ne, žiūrėk. O. Galėtų mus čia jau išleisti tam bokštelį, kur priekį yra. Opa! Stabtel biškį, mes greitai išlipam ir varysim į kitą ekipažą kur nors. Pradeda grybauti jau chebra. Išlipam pasižiūrėti, kaip jiem čia sekasi važiuoti. Naktį. Jau atsiranda toks pasimetimas, nes naktį iš tiesų labai. Jessica važiuoja! Ramiai, paprastai, matai, nelėkia, nors čia galėtų didesnį greitį išlaikyti. Bet saugo mašiną. Daug dar kilometrų važiuoti. O, čia miškas girdi. Tai va, kai važiuoji retreise, po to išlipi kur nors, užklimsti, turi minutės gamtoj pabūti. Tai va tas jausmas, kai kažkas ūžia miške, bet tu esi kartu ir su gamta, tai nerealu. Pailsi žiauriai gerai. Jeigu šiandien nuo ryto buvau kelias valandas miegojęs, bet dabar jau pavažiavom 20 km, vėl pilnas jėgų visas, nori kažką veikti. Ką, lipsim, laukiam kito ekipažo, ar reikia mums dasigauti dar iki uždaros trasos. Mes čia taip išlipom avantūriškai, ryšio nėra. Prasme, jeigu jie čia pasiklydo, o visa trasa eina kažkur kitur, čia niekas daugiau nebavažiuos, Jurka mums šakės. Jeigu kas nors kur nors parsimeta arba nori pastebėti... Čia ne vyrai, o moteris. Važiuojam, iš paskui atsekit, rodysim kelią. Va, ryšys atsirado ir informacijos atsirado. Kažkas koordinatės suvesti ir, ta prasme, nuvažiuosim visi draugiškai. Tai va, jau kažkas grupė pasiklydo, galimai ta mūsų grupė pasiklydo ir čia nedalyviam nereikia važiuoti. Bet mes galim pasižiūrėti visada reisadmin.live, visa yra informacija, visi dalyviai turi daviklius.
Ir ašgi net galiu matyti, kur aš esu. Čia va kažkoks kamštis, matom. Daug dalyvių vienoje vietoje stojo. Va čia jie pasiklydo, turbūt čia, kur girdėjom raciją. Net kalbėjo, susiveskit koordinatės ir važiuojam. Ką tikėkimės, Jurka atvažiuos, kas nors čia mūsų palygi. Nu ne visai mes ant trasos mes čia. Gerai. Mes tai kas šitas trikampis toks? Va, mes trikampėlis, o čia yra va taip trasa. Matai, va čia va kažkur buvo pasiklydę, nuvažiavome iki ežero atsidirėjome. Tai iš esmės turi čia tikrai kažkas važiuoti. Žalias tai yra judantis. Matom pagal variklį, jeigu tai yra geltonas, tai yra užvestas variklis, bet jinai sustoja. O raudona rodiklytė reiškia, kad tai yra užgesintas variklis. Tai sprendžiant iš to, kad jie vienas šalia kito stovi, turbūt viens kitam padeda. Atilpsim da. Vyrai pačiai. Varom, seniuk. Bля. Einant. Va taip va. Davai. Eik čia. Netoli. Eik, davai, lyd. Toj zonai. Kaip pristabdysim tada. Greitis, nuo ten vėl 30 Aš yra biškas pados, bet aš sakau, net nebuvau. Šio. Luka, gerą kelią. Paleidžiam. Dėkui, vyrai. Dėkui. Prašom, prasigę pralėkit. Ne, va, jūs iškart lėkit. Čia va pro įvažiavimą. Lėk, 2 ratai. Aplink šieno ruloną turi apsisuk 300. Nu, apsisuk tiesiog aplink jį. Nesvarbu iš kurios pusės, iš kurios nori. Ir tada tenais bus kupolai tokie. Jos 300 šiam apsisuk ir toliau. Jos tokie baltymai. Visus apvažiuot? Šitos 2, ten vienas ir ten vienas. Tada grįž čia? Jo, dabar paleidžiu startą, duodu startą, važiuoju. Ir 2 ratai. Nesupratom, bet pabandysim. Gerai, važiuojam, startas. Da šį kartą važiuot? Slėdo. Ne, važiuot. Nėra laiko. Nėra laiko, Anis jau ir taip prigribavo, sakė. Važiuojam. Pasiklydai. Nieką nesupratau. Supratau? Dabar gerai nuvarėm? Jo, tai ten reikia važiuoti, aplink roloną, tada va ten varai, ten dajos roloną. Blemą, turbūt kažką sulaužė, nes girdėjom tokius įdomesnius garsus. Ir dabar jie avariniai įsijungia, tai aš spėjau, kad kažkas galėjo nutikti. Gerai, maladėt, įveika. Kas jam ten atsitiko? Ten nukrito jiem kažkas nuo stoga, visi ratai ten. Jiem atsarginiai ratai su ragais nukrito nuo stoga. A, tipo nuo smūgio, ne? Stoga bagažinė nulėkė su ratais. Tai nieko baisaus iš esmės, susitvarkys. Gerai, 3, 2, 1, varom! Nesklandumai. Duokit kažką, zatešk kartą. Laidą kažką. Kas įvyko? Užkaito? O tai variklį gal užves, ar ne? Ventiliatorius nesuveikia.
toks dalykas naujom mašinom nelabai būtų įmanomas. Čia ant tiek elementaru ir jie matot gaudosi, tipo. Tai tas, kas nesigaudo, sustoja hebra, kuri gaudosi, bet kai gaudosi, va, kiek čia sugaišo, pusę minutės, minutę, jie susitvarkė iki šio laidą, davė įtampą ir viskas veikia. Tai nerealu, tos senos mašinos dėl to yra labai smagu. Mūsų viršaus bagažiniai su visais ratais. Ir kasto. Ar dabar sukam iš čia, ar atsivertim? Gal atsivertim? Tokia šilminė prisiuva su lemelėm lėr matyta, ne? Nu, va. Žodžiu, važiuoji šituo arimu, yra 2 šienos kupetos, tavo pilnai reikia aplink ratu apsisukti ir važiuoti toliau trasa. Jo, čia matysi. Jau matysi. Davai, 1, 2, 3. Būri šartą, pagrindė, bet jau matysi ir provėžus turėtų būti, bus 2 rulonai, 3 šiam, jos tiesiog apvažiuoja ir toliau palei trasą. Vienas ten rulonas, vienas čia. Važiuoju, apvažiuoju 3, važiuoju toliau, važiuoju 3 ir atvažiuoju. Minutė kem 4. Ir viskas vieną tokį ratą, ne, iki čia. Jo, Turit galę vietą? O yra. Priimsit? Na, kiek važiuoti? Ką, žinau, biškį pavažiuoti. Daug važiuoti. Čia nieko nesulaužysi. Ne. sulaužys atpirksi, žinosit, kad Nu va, 2620. Idealu, idealu. Все, važiuojam, gerai atsiprašau. 7? Jo. 20, jo, 70. Taip, 300 metrų tiesiai, ne, nepervėk. Kiek? 300 bus į kairę. Lempus pakilo, ble. 100. Galas ori. 100 pėm ir į kairę. Tai gerai ar blogai? Ne vis laik matau. 80 ir į kairę, 70, 60, 50. 30 metrų kairiau. Važiuojam taip. O, dabar čia mes brolyti smagiai pasivažinėsim. 2 profesionalūs lenktynininkai, kurie važiuoja Lietuvos off-road čempionate. 100 metrų iki 30 zonos. Palikom ką tik uždarą trasą ir mums labai pasisekė atsisėsti į profesionalų ekipažą, kurie Dalius yra važiavęs Lietuvos bajos čempionate perimetre su keturračiu, tada su bagiu važiavęs. Ir priekį važiuoja dar vienas profesionalus lenktynininkas, mašina irgi su lankais. Ir turbūt sezono uždarimui atvažiavo pasivažinėti ir pasilinksminti pas mus. Tai dabar pamatysim kitą medalio pusę, kaip sportininkai važiuoja. Kaip sąžiningai moka man 70 važiuoti. Ne, čia. Labai taisyklingai skaito. Stenogramą praneša, kiek metrų. Vis primena, kad nepraleistum. 700 metrų iki 10. 700 metrų. Taip, stop, stabdyk. Dar biškį pavažiuojam, čiut prie namo, ribojimus prasideda, jo, 30. Va, nu čia, čia ribojimus. Gerai, 30. Va, matai, kaip gražiai mes čia vėl. Toliau, taip, jaunam 500 metrų tiesiai. Jaunam ant 30. Jo, 30 jaunam. Sėdi čilina dėdukas prie šito. Važiuojam taip, tiesiai. Gerai, nėra navigacijų jokių kitų posūkių. Važiuok, все, tiesiai čia. Paslaugom, gerai, все, važiuojam taip. Žiūri, ne vienas yra, tai viskas gerai. Jo. Gerai viskas, ne? Audi? Jo, 2. Vieną blogesnį, kitą geresnį. Neprikolingai. Kai dalyviai susirenka į renginį, jie gali pasirinkti savo labiausiai patinkančią klasę, kurioje jie nori važiuoti.
Tai jeigu dalyvis atvažiuoja pirmą arba antrą kartą, nesvarbu su kokiu automobiliu, ar 2 varomais ar 4 varomais, jis yra priskiriamas beginerių klasė, tai yra naujoko klasė. Tada turime 2VD automobilius, kurie yra varomi 2 ratais, nesvarbu priekiniais ar galiniais. Tada turim klasę 4 varomus automobilius. Tada turim klasik automobilius, tai yra iš tiesų, manau, pati linksmiausia klasė, nes jie visą laiką išvažiuoja pirmi, nes jų automobiliai turi būti pagaminti iki 92 metų. Tai yra daugiau negu 30 metų automobiliai turi būti, arba jis turi būti kabrioletas. Tai va, jeigu turite senesnį automobilį negu 30 metų arba kabrioletą, tai drąsiai galite važiuoti klasę. Ir dar turim šį kartą merginų klasę. Tai merginų klasę turi sudaryti vien tik tai merginos. Ir anksčiau dar turėjom truck klasę. Tai yra 7 sėdimas vietas turintis automobilis. Tai yra sunkvežimis mūsų taip traktuojamas. Iš esmės tai gali būti ir džipas, ir minivenas. Tai anksčiau turėdavom, susirinkdavo šitą klasę, o dabar, kadangi neturim pakankamai dalyvių, tai jie yra priskiriami tik kitai klasė. O šiaip iš esmės, ar tai esi profesionalus sportininkas, ar mėgėjas, ar naujokas, iš esmės gali būti vienoje klasėje. Tai čia, žodžiu, visiems jėgos lygios. Lauk, vingis, va, ten. Kairiau, važiuok. Kairiau, sakau, važiuok, kairiau, čia. Ir dešinė. Jo, kairė. 500, kurva, nebeskubėk, čia turiu postę tavo šiuosi. Pakylam. O, šitoje vietoje yra net... O kas laiką nuiminėjo? Ai, mums stabdys čia per GPS. Jo, ką tik atvažiavome į neutralizaciją, kur iš esmės laikas sustoja. Dabar turim laiko savo, kas mašinas remontuosis, kas eis pavalgyti, mes einam tikrai sriubos. Grybaujam pipės, jau grybų pilna šitą bagažinį. Ne? Kaip sriuba skani? Paragauk. Tai aš eisiu, aš iš tavęs noriu nuomonę išgirti. Tai aš ir siūlau, skani labai. Ir duona labai gera. O ką dar turit? Žirniai. Ir kompotas. Gerai, baršiai, labai su baršiai. Labas. Kažkas. O! Ir mes kiekvieną kartą. Jėga. Davai! Palauk, dar ne. Ačiū! Davai! Jėga, maladė. Va čia yra tikrai retreisa siela. Ta prasme jau, kas atvažiuoja ne pirmą, ne antrą kartą. Tai va čia šita siela yra pats pirmas retreisas. Kai važiuoja Hebra, for fun, su kažkokia nesąmoninga mašina ir visas linksmybė yra davažiuot. Jie jau sakė, sankaba ten velia dar kažkas, bet tipo dasipila vandens užkaista ir toliau važiuoja. Čia yra tikrai retreiso dvasia. Kam seniukai. Bet šiaip netaip radom kelią. Žodžiu, su kelio knyga, kaip supratau, yra reikalų jum, ne? Nu, šiaip kaip ir normaliai būdavo, bet šiandien kažkaip nežinau. Naktis. Lemba irgi smagiau delė. Jau, realiai, nuo pat pirmo retreisą realiai beveik nieko netvarkyta. Va, čia galite išgirsti tikrą istoriją, kiek reikia mašiną ruoštis. Tai turbūt užsidėjai dugno apsaugą ir kaip ir okei, ne? Jo, ir biškį pakėliau ir viską. Čia ta paskutinė gera Audi. Jo, 2,5 tada į... 97 metais, mano nuomonė, apsivertė mašinų visa rinka ir visi gamintojai pradėjo gaminti modelius tam, kad kuo daugiau jų parduoti. Ir automobilis tapo kasdieninė preke. Jeigu anksčiau savo automobilį galėdavo leisti tik tai pasiturinti žmonės,
ir jie pirkdavo automobilį 20-30 metų, kartais ir visam gyvenimui. Tie automobiliai buvo tikrai labai kokybiški, labai patvarūs ir labai kantrus. O 97 metais, bet čia mano tik tai nuomonė. Taip ir buvo, nes 97, čia yra 97 vidurio, tai realiai po to jau pradėjo sekantis modelis C5. Tad buvo beveik tas pats 2,5 TDI, bet buvo nebe 5 cilindrai eiliai, o buvo V6. Tai buvo problemų kalnas ir niekam tas dalykas nepatiko. Bet panašu, kad čia. Man buvo pagrindinių variklių kilometrų. Jokio posūkio. Nes aš šitą. Čia tą, kai sakai, viskas ok, bet tą, kai pagrindinį pametė, tai bent jau žinai paskutinį prieš tai, kurį tikrai gerai važiavai. Čia su tais burbuliukais reikia irgi visais jas. Ir raidelėm. Žiūrėk, čia rodo dar koordinatės, gali maždaug pabandyti atsekti, kurios artimiausias. Nu, ką čia rodo? Mes pravažiavom čia. Šitą buvo. Veskis kokį vieną arba du į priekį. Važiuoja kažkas. Galimai irgi pasiklydė. Na, žiūrėk, irgi grįžt. Žiūrėk, Astra. Iš kur tie? Jonis. Vat, tiksimiškai. Ties ir miestai ir veidai, šaukiai mane, bet aš tavęs neišgirdau. Tai kur lėkėt? O jūs kur? Esti namo? Mes irgi namo, bet tai mes į priešingas pusės varom, Hebra. Tai gerai, jeigu jūs grybą pjaunat, nieko nepadaryt. Bet mes ką tik iš neutralizacijos zonos išvažiavom. Kitam stakučiai pripjoviai. O jūs buvot neutralizacijai? Mes dedam apsukų net nestabdėm. Bet tai jūs pro ją pravažiavot? Jo. Tolinių buvo. Negi, čia keli kilometrai. Ten nevažiavau. Mes čia varom dabar viskas. Bet tai Hebra prieš eismą gal biškį. Zona va čia, va mes 2 kilometrus dabar nuvažiavom. Mes tą netavažiavom. Jaunie grybat. Ne, rimtai, sakau, pavalgėm sriubas. Ką tai važiavom Mes esam kelintam ruožį. Čia mums dabar įdėškas su. O kelintam tu angelį esat? 8. Jopšik, man čia neutralizacija 9-3. Viskas juda. Karočiai, va čia. Davai, seniukai, netrukdyk. Davai, seniukai. Svar. 7-8 čia. Офигеть, čia tai negaliu. Čia irgi yra tikrai retraceriai. Keista. Ну, дзен добрый пан, Lenkija, приехали. 2 kilometrai ir pasitešinom. Tu pirdoliš. Dabar atvažiavom į tokią labai unikalią vietą. Važiuojam senuoju keliu Lenkijos Lietuvos pasienį. Šitas kelias naudojamas pasieniečių ir dabar dar čia pasieniečiai laiks nuo laiko pravažiuoja, nors mes jau kaip ir neturim saugomas sienos. Ir už 2 kilometrų įvažiuosim į absoliučiai seną, jis jau turbūt 30-40 metų nebelabai naudojamas buvo, dabar ne per seniausiai dar prapjovė ten medžius, bet buvo visiškai senas kelias ir jie dabar nutisitėse naują. Tai mes važiuojam senuoju naujuoju, bet įvažiuosim į visiškai seną, kur pamirštas. Tai labai įdomu, nes važiuojam absoliučiai ant Lietuvos Lenkijos sienos ir Lietuvą ir Lenkiją skiria tik tai upė. Laiku pavalgiam. Bet už to dabar nelaiku reiks paloknystis. Grįžom tai man. Kelio knygoje dalyviam palikom tokią užuominę. Į kairę, į dešinę, kur noriu važiuoju. Mano pasas žalias, kur noriu važiuoju. Tai jeigu būtų dalyviai sukę į kairę, važiuotų Lietuvos teritorijoje, bet mes pasukom į dešinę ir dabar mes esam oficialiai Lenkijoje. Va ten matot paukštelius. Va ten. Bet mes dar prie jų privažiuosim. Tai ten Lietuva, o mes Lenkijoje važiuojam. Žiūrime į Lietuvą, jo. Žiūrim į Lietuvą.
Renginys tarptautinis vyksta. Pirmą kartą išvažiavam turbūt į užsienio teritoriją. Ir į kairę. Bet tikrai ne paskutinė. 50 metrų. Jau čia turėtų būti posūkis į mišką, į kairę. Čia? Čia. 40 metrų ir palei upelį. Ai, tai pračiau būtume grįžę. Jo. Tai palauk. Jeigu už 300 metrų bus upelis. Jo, gerai. Man jeigu taip mes čia labai gerai važiuojam. 200 metrų ir dešinę palei upelį. Bet čia mes ir matau jau tiek išvažinėta, tikrai ne vieni mes čia atvažiavam. Matosi sukinėtas, ne? Jo, čia kažkas būta. Bet man dabar ramybės neduoda tai, kad mes tai nusileidom nuo tokio nemažo kalnių. Nieko, ten žinok, tas pats į tą patį kelias eina. Ne, tai aš apie... Ai, čia? Dėl užvažiavimo. Užlėks. Bet čia šlapia, ne? Jo. Stumk dar atgal. Dabar va, šaunam. Monstras. Ir čia bus dešiniau. Pasieniečiai, čia dešiniau. Jo, tada palauk. Susivesiu. 6, Ką, jie čia grybauja? Žinot, kur važiuoti? Na tai dabar čia? Tenai tiesiai rodo. Nu šiaip. Buvo tenai tiesiai. Ką? Čia dabar tas? O jūs ten, kodėl iš ten grįžtat? O tenai reikia, ne? Nu, turbūt taip. Mes jau grįžtam, tai atgal į tą kalną įkopėm. O tai ta... Ai, tą kalną su tokiais visokiais? Jo, Tai ten, gerai. Atgal. Gerai, aišku ten. Tai reikia vėl atgal? Jo. Atgal? Čia dabar pagal yra šiam 6, šiam 1. Tai nuo jo reikia leistis, ne? Jo. Tai jau kur pasileidė gerai. Tikrai ten, žinokit, man pakuždėjo, jo. Gerai važiuoju. Gerai. Taip tiesiai. Gerai. Tas neblogas kalnas. Nenulėkė, jo, čia jeigu nulėks, tai... Čia į kairę? Jo. Aha, pagrindinė. Eik tu, na. Eik! O viešpat. Ir jo ten upė visiškai. Sako, mes 2 kartus susileidom, vėl užvažiavom. Va, nukrito. Sukitės, vyrai. Ten mum. Gerai. O, ne, o va teisingai, apvažiuoti neįmanoma, nes ten toks kamštis, pizdėt. A ne? Visiškas. Ten sėdo ir tada dar kas blogiausia, kad ten stovi dabar 20 mašinų, dar atvažiavo porą džipų, tai dabar ten taip išars, kad pizda. Neįsivaizduoju, kaip dabar 30 mašinų nepravažiuojamų galiu pratempti. O apvažiuoti galima? Sulibiotkę, nežinau. Bandyk tada šaut už kelių kilometrų navigaciją Bet į kalną tu dabar nebeužkilsi. Kalną nebeužkilsi. Ai, va ten, kur šitas. Ja. Jautės melynai, duobynai. Nebeužkilsi. Be šansų užvažiuoti. Su Libiotkėm prasitems važiuojam. Pasismaginsim. Be 20 mašinų tai čia neblogiausias variantas, kiek yra buvo. O čia visi apsisukiniai, matai? Koks planas? Ai, tai čia jau tokia eilė, ne? Čia jau. Tai einam tada. Mes tai varom tikrai į priekį. Karočią, dėkui, jeigu nesusmatysim, tai... Bet tu kaip sėti, va, už to posūkio tenai sėsi. Kur kartais buvo mašina, Tai mes ją išlėpėm. Tai va, taigi visi klampus. Riedėm. Nežinau, reikia įsivertinti, nieko aš negaliu pasakyti.
Tai ką, bandom atgal. Bandykit. Ledą įsijung. Ledą, ventiliatorių. Ventiliatorių įsijung. Palauk, kai pravažiuos, tada gausi šaut. Nu, važiuojam, kamštis stovim. Kamštis, nu. Naktį miške. Miške, nu, kamštis. Lietuvos Lenkijos pasienyje. Cigarečių prisikroja, žinai, ir važiuojam. Mes čia tavo išstūmėm, Mikra, žinau. Biški nebuvai, ne? Gerai, važiuoti atgal nematau, žinau, kebra man nešviečia. Net sugrįžti. Tada būtų džipai, minti gerai.
Jau važiuosim gal, ar ne? Ne, dar įtraukime. Gal nebevažinai? Važiuoja. Suk vairą į kairį. 10. Kas toliau mūsų laukia? Jos kuru. Šitai nebus toliau kuru, nes na. Karoči, ką darom? Ten lygia 3. Porą, jeigu tu atvažiuosi... Šatlas nuvažiuos naktį. Kur dabar? 5 motoras, jau, ten yra. Subaru Sanka paskeisdavo jis motorus. Nu? Gerai, varyk. Arba bandyt. Ja, turėtų pasitraukit iš jeigu čia prieš metų, kad galva negali. Jo. Aš jau kažkur įlindau. A tai sėdi pasatė, kad kažkur, ne? Dar virvė? Sekasi, virvė. Girdau, man gali.
Nu ką, šefas? Kaip su limuzinu, Gerai, važiuoja. Jo, vaira tiesi. Važiuoju lėtai, kad matytų gaidžiai. Tau dabar reikia užvažiuoti kalną, apsisukti ir važiuosim atgal. Yra ten kalne vietos užvažiuot. Bet dabar taip neužvažiuosi. Gerai, dabar ant bulinių. Gerai, važiuok. Ei, suk. Visą. Suk visą. Sergiai kitą. Apsisuk dabar. Jūs visi po 4 mašinose? Jo, 3. Aš neturėsiu. Jūs pasakė, kad turėsiu. Ar legia 3? Bet realiai jis mes jau su Margaku ir nežinau nuo kelinto kilometro kartu pučiu. Tai tu sėdi pas juos, aš pas juos, kad ten nereikėtų pistis per tas duris. Važiuosim, ten bandysim į kalną. Tu bandau Važiuok. Tai gal tą blemą Mondį iškart pasikabinti reikia? Kurį? Važiuojam. Važiuok man galvą, kad čia susėsim pačius mašinas parengliuosi. Čia jūs palaukit tol. Greitai jūs turit paimti, kada laisva trasa, ta prasme, įsibėgėt. Jeigu matysit, kad jau ten, kur prasideda kelias, kad įsibėgėjimui, Mondėja, pavyzdžiui, stojo, tai nevažiuokit toliau, sustokit, palaukit, libiotkinsim Mondėją, tada jūs imsit gazą, bandysit į kalną užvažiuoti. Gerai. Tu jam tą patį atsargiai. Padaužyk per sankabą taip, kad pulsuotum. Atleis gazą, neatleis. Virvę turi? Ei, reikia stumkit ir stumsę. Davai. Bet tu taip, sankabą gazas, kad jinai linguotų. Darybėnčių pasilydyti. Op! Ir dabar opa! Važiuok! Ką darėt vakar? Tvarkė mašinas, rinksim, šiandien irgi ką nors darysim.
Tai daužosi. Kaip jaučiatės antrą dieną? Puikiai. Važiuosit? Jo, be abejo, finišuosim ir dar dėl vietos kavosim. Ne, tai aš man, bet tai dabar čia, jeigu pakiau. Palaukit, čia. O jūsų tikslas yra taip įvažiuoti, tokį greitį pasirinkti, kad jūs ant kalno iš esmės jau turit sustoti ir po to leidžiat. Ir jeigu susidaro kamštis, kamštį gali dafiga laiko praleisti, jeigu sėdėsi mašiną. Bet jeigu išlipi iš mašinos, eini pusę kilo, eini kilometrą, pasižiūrėt, kas ten per situaciją, labai kamščiai greitai išsivalo. Jeigu jūs ištraukė, bet matot, kad gale dar dafiga hemorojaus ir, pavyzdžiui, nėra helperio, tai ekipažo nariai padėkit, ištraukit kitus, vairuotojas jau saugioj vietoj sustojęs palaukia, pradeda vieni kitus traukit žiauriai. Ten belenkokias vakar jau mes 3 ryto grįžom. Nu ten belenkas darėsi, bet viską išsitampėm rankytėm ir vienoje ir džipas vietoje laukia, kitoje mes ir kai ten operatyviai greit virvės, gausit kelio knygą, pasimkit medalius, batonėlių. Viskas, tai va, jūs jau visi dabar esat nugalėtojai, prašom į mašinas, medalius ir varom. Davai. Visi važiuoja su papkėm. Žiūrėk, kad nematai. Labą dieną. Dėja, ką darai? Kaip jauna virmės? Klasiokės. Prašom pasipuošti. Kiek čia? Blin, taip seniai svajojau, jau mes kūrėm tą retreisą jau 3 metus dabar, bet taip nei karto ir nevažiavau kartu su retreiseriais viduj mašinai, automobilyje, kaip visas jausmas. Pati vairavau, taip, bet tai yra visiškai kitaip. Tai vyras vakar pabandė, šiandien aš sėsiu, va, imu kamerą ir filmuosim, žiūrėsim kaip seksis. Dabar renkuosi mašiną, bet visi po 3 sėdi arba pilna bagažinė, arba iš vis iš galo. Tuščia bagažinė ir dar vietos yra. Ne, yra vietos. Taip, drąsiai. Gal mums čia su Paulium sėsti? Yra vietos. Nu, sakė, kad... Ar? Sakė, bagažinė tuščia. Gerai, važiuojam, viskas. Kada startas jūsų? Kada startas jūsų? 2 minutės. Prie Ibupromo mane, prašau. Jeigu ką, tai mes filmuojam viską. Nesikeikiam. Cenzūrą įjungiam. Minutę. Ateini tu? Minutę liko. Tau ant Tenzoje sėdėt reikia. Mes kelių knygos dar neturim. Gausit, va ten. Aš vakar ant ko tik nesėdėjau. Ate Milana. Va taip viskas vyksta. O pasistiprinam, vyrai. Gauni iš karto kelio knygą. Ačiū. Šokoladu. Ačiū. Gerų. Ačiū. Pažymėk 286. Ir kadangi visi retreiseriai yra nugalėtojai, tai gaunu medalį. Ačiū.
Aš jau su medaliu. Tu gimėjau su medaliu. Pažymės, aš atsimenu, žiūrėk. Ate lėja. Gale sėdi. Gale, kaip suprantu, sėdi pas šitas navigatoriaus tas balsas, žinai, kaip būna. Aha. Tas, kur vienas yra kairiai ir dešiniai, tas geras ir blogas. Tai vakar kalbėjom, trumpai pasakau, kiek dalyvių gali važiuoti ekipažą, o dabar kiek turėtų važiuoti. Tai jeigu važiuoja su kelio knyga, reikia 2 žmonių, tikrai labai patogu. Ir turėti 3, 4, kuris sektų ir pagalėtų per navigaciją žiūrėti dar kelius, kad būtų dar aiškiau. Tada labai jau komfortiškai važiuosit. Šiandien jau, kaip girdit, balsas pritemo. Tai vakar grįžom 3 ryto, šiandien vėl nuo ryto startas, sėdam į ekipažus ir važiuojam toliau, pažiūrėsim, kaip jiems sekasi šiandien. Tai šiandien tokių purvų jau nebus, bet turėsim smėlę, tai bus smagu. Nu va, atvažiavo mane tėvai. Manęs nestos, tai reik varyt. Aš galvojau, čia ilgai bus, čia va. Zelo pas mus įjungta? Nu, žodžiu, išpurvins aš čia viską pasidariau. Purvinsis? Čia atsakė, neįsipurvink reikėjo geriau. Jo, pritrupinsiu batoną jau. Puryk! Pirma. Tu netrukdyk žmogų. Ale jauduliukas iškart koks didelis. Davai, kabink. Visi tyli. Kaip tu? Gerai. Aš tai jau iškėpėsiu, sakė. Arinas. Nu, papasakok apie vakar, ką tu sakei. Vakar šiaip įdomus etapas buvo. Pavyko finišuoti pirmiems. Kaip nekeista, technika nepavedė. Už specialios tos trasos X-ledo truputį persistengėm su greičiu, tai ekipažas važiavęs už matė mūsų katalizatorius. Na, gavosi, kad, kaip Vanagas Dakare, vos neapsivertė. Priekiu. Bet vos nesiskaito? Vos nesiskaito. O čia mes galim Ksiušą ir išlipti, čia bus įdomu. Eik tu sau. Tai va grįž golfukai visi. Čia sėdėjom. Jo. Japonai daro reikalus. Nori išlipti? Ką, žinau, lipam? Lipam, tai gerai, palikit mus. Ačiū, Hebra. Gerai, davai, iki sėkmės jum, atsargiai. Svorio paskirstimas greitai? Jūs čia svorį skirstat, dėl supratau. Dešrelių, Alisa. Svoriu. Reiserio, start pakas. Gerai, iki. O, jo, tam svoris varom, ačiū Hebra. Davai. Nu, čia jau tokia linksmesnė vieta. Čia mes ir išlipom. Ieškosim kitų dalyvių, su kuriais sėsim važiuoti. Jis važiuoja atgal, išsibėgėja ir pravažiuoja. Jūs turit vietos? Ar nelabai? Ate, sako, turit vietos, klausi, sako, ate. Nu, ate. Nu ką, žmonelė? Nu viskas, paliko mus. Užsikursim laužą ir lauksim kitų dalyvių. Žiebtuvėlį turi ar medžius trinsim vieną į kitą? Ne, šlapi medžiai turiu, žiebtuvėlį, viskas gerai, išgyvensim. O kaip vaikai? Pasirūpinta vaikais. Tai va, važiuoja dalyviai. Čia kažkas ne ten nuvažiavo, kaip suprantu. Gerai. Simfonijos dabar mes klausome. Tėvai, taip, pražilai, čia per retreisą tai? Jo. Sunkus tas retreiserio darbas? Sunkus darbas. Organizuoti. Direktoriaus. Aš į tą įvažiuoju. Kamazorą. Žiūrėk, net nebando, matai? Net nebando. Įsuka, mato. Čia bus ne kažką. Reikia jums bėgėti. Šiaip žiauriai protingai daro, todėl kad jie neišknis kelio kitiem. Pasiims greitai ir užvažiuoti. Pasitrauk. O Dieve. Galvoju, kad
reikėtų mums kokių medelių pasodinti biškį, kad sugertų mūsų šitą išmetamą CO2. Arba dar turiu vieną kitą idėją, kad vietoj dizelio reikia visiems aliejų pilt. Nes tada jeigu ir sudegs aliejus, tai Irgi variantas. Ir tie, kas važiuoja su dizeliu, priverstinai važiuotų aliejam. Su jais galėjom važiuoti čia. Все, тegu pirdolina! Pirdolink! Tas tai nemato, kad čia tokie, žinai, rėkoje. Kaip sakot, sako. Tu pasitrauk. Sustabdyk tai, važiuojam. Galim dar palauk, pas kitus važiuojam. Dai, šok. Pakuokas. Op. Galvojau, pritrūpinsiu, bet čia jau pritrūpinsiu. Ką tu ten pritrūpinsi? Važiuok. Važiuok. Nu ką, Oksana tarp Pauliukų. Mūsų visų draugų būry, Oksanytė vidury. Ką šiandien turėjom reikalų, tai tik tai ratus išsiplauti. 05. Ir kūro 10 litrų prisipilti. Tai žodžiu, nieko iš vis neprisidarė. Ne, kur šitas pinigėlis iš jūsų už pavežimą? Mes jūs filmuojam už pavežimą. Vakar pinigėlis. Mes metinį abonementą išsipirkę. Tai duodu už filmavimą pinigėlį. Tai jau kaip ir 3 pinigėlius turėtume. Nu jo, čia su žvaigždėm važiuojam, tai taip. Tai kur diržas, man reikia prisisekti viskas. Laikau. Ne, šiaip aš visiškai nejudu tarp jūsų. Ne, čia tarp Pauliukų normaliai. Pauliai, drūti. Kur geresni keliai, Islandija ir čia? Ten irgi gerų yra. Mes sakėm, tave tenai nuvešim. Ir paliksim. Ir neišleisim, duosim Tol, kokį ročių nepadarysi, trasas namo nevažiuosi. Nes ir kokį 3-4 dienų daryti ir visą salą atvažiuotum. Irgi matau biškį medžių Matomai, priveikti. čia paskaidžiau. Kur dabar? Palauk. Bandom ten. Paulius sėdi tyli, žinai, kur važiuoja. Aš tai žinau, ne? Žiūri kaip gaudosi, ne? Ne, šitie tai gaudosi. Nu va, jau išlipo hebrantai, mes važiuojam. Atbulinių ir... Žiūrėk, kad mašina nedrebėtų, kad kamera gerai stabiliai laikytis. Svarbiausia, kad grūzo mašinai nebūtų va ir užvažiuoji savo ramiai. Opa. Kas čia mūsų laukia? Nuotykiai. Nuotykiai. Nu va, atvažiavom. Jam žiūrėt, kas čia vyksta. Va, čia ant šokolado sėdėjom biškį. Kas vyksta? Nu, Rokutį, kas vyksta? Nieko, jis gerai, vairuotojai pasilieks, šturmanai išeina. Šturmanai išeina. Daug nenoriu nieko komentuoti. Gerai. Kas vyksta, sugedat ar kas yra? Mes? Nu? Ilsimės. Ilsitės? Jo, kaupiam jėgas prieš kalną. Ten kažkas, ane, užstrigęs? O, persėdau. Palauk, prisisieksiu aš jeigu Jo, prisitembu, čia kilovatų apie 200. 200 kilovatų, tai čia ne. Ne rodiklis. Muzikytė švelnios gal. Davai. Kelia knygelę. Ką, biškis tą, susireiburuoju. Raudona mygtukas pas. Davai, vadai, kem.
Bet kažkas linka jaučia. Bet kažkas kliūna. Ne, priekį, vaja rat. Vaja rat, o, blėt, remti pysą. Ai, savo. Nes mums veiklų. O kas yra? Čia reiks mažesnį ratą užsišausą. Ai, jo, biškiliečias. Tai gerai, dabar žodžius tiek. Čia būna gerai nepaėmė. Būna gerai paėmė, kai davė į baigęs. Žiūrėk linija, ne? Lūžo šaką. Bandom vis tiek į viršų iškelti kažkaip. Nepaliksime šio. Bandom, davai. Ja, visi. O taip smagiai lėkiam su muzikyte. Nestokim per vidurį, tam, kraštą daugiau. Jie visi tą pačią pusę. Nu, į vieną šoną, kairiau, davai. 2, 3. Nekasti. Lauk. Vėl atgal paduok. Ant žemų varyk. Smeliukas kaip Palangoj, va. Nu, Žaidė, kurus. atostogos prie jūros. Atėjo direktorius. Dar virvė. Tada į galą visi virvės, į galą. Ar tai mano link ten patak? Ne. O! Na! Varyk! Pastraukit nuo kelio, nuo posūkio, Sakai, da važiuosi iki čia? O aišku, va, jau važiuoju. Važiuos, pastraukit iš kelio. Čia prarado Laikyk! Braliai! Top! Virvė. Ne, neužteks. Užteks, be apsukų. Sakiau, kad užvažiuos. Kad neužvažiavo. Reiks stumti. Bėškė yra, bėškė. Aik tu, na. Suk, gazą! Jo girdi tave. Oi! Nekas. Davai! Ramiai! Paleisk, pačion paleidžiam. Opa. Davai, skubam! O tu paskambinai helperiam, kad jie čia? Jo, nusinčiau koordinatais, viską padariau. Sakė, bus už pusvalandžio čia prieš 15 Nu tai važiuojame mes tada. Gerai, galim važiuoti. Nu va, šį kartą atsisėdom į golfyną. Pasislinksiu. Telpam, nebe. Tada užstriks kažkas. Telpam, nes aš va... Va, tai važiuoju. 700 metrų. Paulius šturmanas šiandien. Tu šturmanai dabar. Gerai, matau. Kilometras tiesiai.
Ai ne, pala, to, kelmai, visa. Kelmas čia tik tai po dešinę, matai? Jum viskas gerai? Galva gal 20 ilgą turi. Ne. Pačia kelmas. Gerai, visa dešinė. Staruolis vis dėlto remontuojasi. Išlipti svarbiausia dabar. Geras dienas. Gerai, iki. Čiau. Nu tai ką, parduotuvė, kažin, šitam kaime yra nors? Man įsipykino žiauriai, užsupo, dabar bloga pasidarė, reikia biškį gryną orą. Nu čia, žinok, ne vaikų žaidimai. Čia tau su ne Porsche važinė. Pažiūrėkit, kaip gražiai 30 kg. Per anksti dar nenori su jais. Ne, dar reikia atsipūsti. Meilės intarpas. Vietos turit? Tai atvažiuok. Tai palaukit. Ai, grįžt. Gerai. Tai stabdyk, tu ant kelio bėk, nes nestoja mums. Nu, kur čia važinėjau? Vietos turit? Kur čia važinėjau? Prašau, sako. Labą dieną. Oi, palaukit, tada biškelį. Jis jau mums duoda vandens. Čia tuštis. A? Biškelį pripurvina, tai jau. Aikta. Aš sakau, kad aš čia pripurvinu atsisėdu. Kaip kebrytė sekasi? Važiuot? Kol kas. Strykė nebuvo. Nebuvot nei kartą? O tam kaip kalną įvykė tą didį? Įvažiavot? O, nes ten kiek mes stovėjom, nei vienas neįvažiavo. Gerai, jūs nesiblaškykit, nesiblaškykit. Jūs čia dviesi, mes pabendrausim. Jo, nekreipkite mus dėmesį. Tai kaip jums sekėsi vakar važiuoti? Ganėtinai gerai, bet... O kokia sąmonė buvo, nes... Čia ta bala didžioji? Jo, tenais, nežinau, valandą praradom. Tik tai valandą? Aš galvoju, nes ganėtinai greitai mus... Prašokam ganėtinai greitai mus ištraukė. Ai, tai labai operatyviai dar, žinok, nes ten mes buvom, kurie... Aš įsivaizduoju, kad kokią valandą. O pirmą kartą su kelio knygą važiuojat? Antrą, trečią, aš vieną praleidau. Ar antrą? Jūs praeitą kartą su EPSu važiavot? Jo, tai aš antrą, čia pilietis pirmą, šitas antrą. Ir kaip jums kelio knyga? Man vienareikšmiškai. Aš važiuoju, man 110% gali būti vien kelio knyga. Vien. Nes, yra ką veik šturmanui, gale sėdinčiam yra ką veik. Taip. Baksnuoti, kad neviršti greičio. Palauk, kas buvo? Grotelės, Jėzau! Tai kaip dabar važiuosi be grotelio? Pala, tu grįši su daugtuku, mes su Eriku liekam. Taip, sako helperis. 18 virviai. Helperis nesvažiuoja. Taigi prieš tai važiavot ką tik į tą. Čia tik nekas, pastumam visi sušokam ir vis. A ne? Aišku. Nesvarbu. Kaip gražiai vyrai. Kam jisai kasa, aš nesuprantu. Nekas, biški. Va. Prašom. Prašau, atsikuoju, panė. Oi, koks gražus lipdukas. Geros. Po 5 minutės, man atrodo. Pas mus tik va tokios virvės. Kaip vadinasi jos? Mažai. Kabėk nuo mašinos. Atsargiai. Tai papasakok, kodėl patys nevažiavot. Kur? Dabar? Ne. Sako, kodu šitą. Galėjom važiuoti.
Nenorėt, kad trauktų jūs. Pasitrauk, trupulį ištvėskamba gerai. Va, kaip švelniai. 200 metrų. Tie smėlynai ir yra apgaulingi. Tikiu vyriškas ruožas čia. Pasiklydai, nusistatai priekį ir varo ten į tą tašką. O paskui mes susitinkam, sako, iš kur jūs čia atvažiavot? Nu, blemba, mes žiūrim pagal kelio knygą bandom atgauti. O jie lengviausių kelių. Bet tokius iš lempos visiškai atvaro, iš kokios dešinės pusės. Mes irgi vakar su vienu taip prasilenkėm. Sakom, kur tu čia važiuoji, nes nu ne ten reikia sukti. Sako, ką žinau, tai palinksminasi, bet jis mus patrolina, žinai. Sakom, tai kuris tavo veipointas šovė belenkokį 7-8 mes ten už pilvų susiėmė, jie tokie visi linksmi, sako, bet kur važiuojam, gerai rasim. O jeigu drūčiai jau ten normaliai aplenkė buvo visų, žinai. O ką jie padarė? Mes ne ten nuvažiavom, o jie važiavo ten, kur reikia ir mes susitikom viens prieš kitą, tipo. Padūrinas. Jo, mus ten gerai patrolino, kaip turi būti, žinai, mes tokie galvojam užrinta iš čia, žinai, pasiklydę, žvengiam, jie ten tokie visi davoli. Ta gerai, rasim kelią, važiuojam, nesiparingam. Gerai, kitas klausimas, mums šiandien Švelniai kaip per sviestą, ne šitą? Palauk. Atsargiai. Tik aš sustosiu ant kalniuko, kas yra? Kas yra? Gal bus gerai. Žiūrėk švelniai kaip gražiai. Kur striukė tavo? Jau subarkiai. Jūs tai? Važiuokit. Čia atrodo taip lengvai. Palauk dar, ne, nevaryk. Negirdi tas vis tiek. Sankaba. Sankaba, taip. Įsijunk ant ir varyk. Mergos. Ir dviese esi tada važiuoti? Jo. Ir kaip, ar būna šeimyniniai konfliktai? Tikrai ne. O, prašau. Mėgaujamės. O kaip su kelio knyga sekasi tvarkytis? Sudėtinga? Gaunu komplimentų, žinot. Aš dar geriau negu aš. Vakar žmonų visi važiavo. Nu, super. Žmona vairavo, tu šturmanavai, ne? O dabar atvirkščiai. Jo. Ok, tai čia nuostabus tandemas. Kažkaip nesiskundžia. Nu, super. Muzikytė groja su važiuoja. automatu, karočią. Sėdi, chill. Kaip skirtingai, ne? Skirtingose mašinose skirtingos nuotaikos ir emocijos. Nu, stresas. Nu. Taigi atvažiavam, kur pramogai. Jo. Gerai, netrukdom. Nu ką, važiuojam, romantiškai. Jo, ragaus kaip pas laučius, ne? Žiūrėk, oi, Svečiuose. kaip šitam boltas veža per mišką. Bet prabangiai. Bet žiūrėk ir su Passatu čia pravažiavo, kuris sankabas neturi. Nu, va tai mes čia ir važinėjom. Aš bandau labai tvirtai laikyti, bet... Kalniukai. Pakalnės. Vingiuoti keliai. Jo, 66. Tai dabar moteris komentuoja. 66,. Nu, 66. Vis tiek moteris geriau gaudosi, ne? Nu kaip be padarysi. Lemba.
66,8. Nu, ir viskas, ir dabar važiuojam iki to. O čia mes ir taip pavažiuojam, čia ir 66. Kažkam neprireikia. Taip, tai važiuojam. Maža to, kad prisikabinę draugą. Ir dar ir kaltas pasilaukia. Bet mūsų vairuotojas ir jo žmona yra atsipalaidavę. Nestresinė. Savo ramiai. Eik, tu savo. Čia stresuoju tik aš. Nu, labai gražiai. Muzika groja. Užsidirbai 100. Čia, žinokit, pasidėčiau daugiau parinkčiau. Vis naktvariu. Turi kišti čia. Gerai. Jau čia įdėkdama. Jau čia įdėkdama. Nu ką, atvykom į neutralizacijos zoną, su nuotykiais biški pasiklydom, čia netyčia, bet viskas gerai, suradom, pinigų turim, einam valgyt sriubose, ne? Taip, neutralizacijos zonai visi stovi, nu kaip įspūdžiai? Gerai? Labai gerai. Šiandien varom labai gerai, jokių skardžių, viskas gerai. Jokių skardžių, bet aš tai mačiau visą... Neturim, kur galim pamest skardžių, irgi nebuvo labai gerai. Bet biški smėlio buvo, ne? Buvo. Gal dizelio? Ne. Čia dar degalinių nėra gal? Tai kad negaiš nevažiuoti į neutralizaciją. Atstovaujam. Aš siaurida čia. Taip, mes čia gal reikia. Kolonėlė. Kavos procentą turit. Kava baigės. Paieškosim. Sakė energetiniam 30%. Labadiena, ką čia turit? Atvažiavom į neutralizaciją, girdėjom čia kažką. Šabalbonus. Šabalbonas? Taip. Kas tai yra? Ir turim grūtį. Kaip kvepia. Tai ką nori, ar grūtis ar šabalbonų? Kur grybų nėra? Nėra grybų. O galima pažiūrėti, kaip atrodo? Na, yra. Čia va perlinės. Tai bus grūtė. O gali pamiršti. Su perliniam. Skaniai kvepia. Čia su vištiena ir pupelės. O labas. Prašome, užimkite vietą, sėskite ant karštosios kėdės. Dėkui, dėkui. Kokio velnio tau reikėjo sukurti va tą retreisą? Kodėl va tu norėjai padaryti, kad su senais bolidais chebra ruliuotų? Jo, iš tiesų idėja labai paprasta ir, kaip sako, žmonėm ateina nušvitimas kažkoks, ten kažkas įvyksta, cinkelis ar dar kas nors. Ir aš visada norėjau, vat kada jau, sakau, viskas darysiu, aš norėjau padaryti renginį tokį, kokiam pats norėčiau sudalyvauti ir pasilinksminti. Tai va taip tas retreisas ir įvyko, kad aš mačiau, kad Lietuvoje nieko panašaus nevyksta, bet labai norėčiau, kad tai vyktų. O gerai, aš tada paklausiu, ar tu esi kažkur ne Lietuvoje panašiam dalyvavęs? Ne. Tu tiesiog ir pats nedalyvavęs. Bet gerai, o tada pati mintis, kai gimė, nebijojai, kad nesulauks tokio masto, kuris tikrai yra šiandieną? Nebuvo panikos, kad atvažiuos 3 bolidai ir šūdas gausis? Buvo, aišku. Darysi retreisą? Kaip jūs mano, darysiu aš retreisą kitus metų? Atsakymas. Ne, kaip tu įsivaizduoji retreisą po 5 metų? Kas pasikeis, kas bus kitokio? Aš norėčiau, kad retreisas būtų po 5 metų didžiausias pasaulyje šūdinų automobilių ralis. Pasaulyje? Pasaulyje, jo. Sezonas baigėsi ir dabar mes turim visą tai labai gerai atšvęsti, pažymėti ir dėl to mes turime.
tiek aš, mes kartais būnam panašus į vieną gyvūną. Į kokį gyvūną? Tai yra jūrų kiaulytė. Žinot kodėl? Nesukamės rate. Bėgam užburtam rate, nežinom, kuriuo keliu eiti. Pamaskatuojam, nykščiai į viršų ir dar kartais pamaskatuojam, nykščiai žemyn. Kas jie nesekasi, sužinosiu su vienu iš jūsų. Nes savo skečtelį aš turiu kokias kamardas, parodysiu jūsų. Ponės ir ponai, absoliutūs nugalėtojai, komanda E-Grosas! Nešioju. Pažiūrėkit, kokio. Pliusų laimint absoliutų šių metų Retrace nugalėtojai! Ir pasimatysim kitais metais! Tai, ponės ir ponai, plojimai Pauliui Ragauskui, žmogui, kuris organizuoja ir kuris mums leidžia. Triukšmas didžiausias! Speculations! Tėvai, pažiūrėk! Bokse,